Sveiki. Trumpai pasižiūrėkime, kaip mes galime atšaukti Canva Pro narystę. Tai kaip jau žinote, visi Canvas vartotojai turi galimybę išbandyti šią programą nemokamai 30 dienų Pro versiją. Tai jūs nemokamai galite naudotis visą laiką, tačiau jeigu jūs norėsite išbandyti Canva Pro nemokamai 30 dienų, galite spausti nuorodą žemiau šio video ir išbandyti. Tačiau svarbiausia, 29 dieną atšaukti, kad nebūtų nuskaityti pinigai. Tai kaip atšaukti? Eikime į kairės pusės meniu ir spauskime pačioje ant savo ikonėlės ar vardo raidės. Spauskime čia, eikime į nuostatos arba settings. Kairėje pusėje matysite meniu ir angliškame meniu matysite billings. Gali būti lietuviškas vertimas atsiskaitimai. Spaudžiame čia. Ir čia matysite datą, kada jums bus nuskaitytas kitas mokėjimas. Ir čia galite spausti atšaukti planą. Tai spauskite atšaukti planą ir toliau galite naudotis su nemokama Canva.